Sveiki, seniai nusipirkimas. Tai va, nupirkau autobusą, kadangi mano sulūžo Švedijoje. Čia jau gan didelis, 17 kubų pareina. Tai kitos savaitės gale jau važiuoju į Lietuvą. Pradėsiu rinksiu kokias tik 4 dienas. Ir čia dabiškė visokia šlamšta yra palikta. Galva, kam reikia kokių spintelių. Man jos, kaip sakant, nereikalingos. Važiuosiu į Šefildą, jeigu kažkas iš pažįstamų ar draugų nori kažką parvežčiau į Lietuvą, galiu papigam parvežti į didesnį, ką žinau, didesnės, kaip baldai, dviračiai ar dar kažką tokią. Nes šiuo metu draugai vešė į Alytaus rajoną, tai pradės irgi supirkimą nuo Alytaus pusės. Tai va, 17 kubų pareina, jeigu kažkas norit, iš Šefildą, Rodramą, Northamptoną, kas dar ten Londoną. Į Londoną patį nelysiu, bet va, kaip sakant, į apačią, kaip leisiuosi, galiu paimti, siuntinių, krovinių, kažkas tokia. Jeigu kam aktualu, galit parašyti. O pats planuoju kažkur, tiksliai dar nežinau, bet būsiu plius minus šeštadienį po pietų, kažkas tokia gal. Tai Marijampolės pusę gal kokį vieną kitą adresą galėsiu paimti, Alytuj galėsiu paimti. O tuos adresus kelias dienas tik tai rinksiu. Tai va, o jeigu kažkam reikia šiek neblogos tokios spintutės, kas su mechaniku susiję, rakinami stalčiai, aišku, raktų nėra nieko, bet gan stabilus, tvirtus stalčiai. Jeigu kažkam į garažą reikia tokią daiktą, rašykit. Kas da čia va, kompresoriukas yra, reiks biškį pavalyti čia. Tragiškai biškį atrodo, daug tų šiukšlių palieka. Oro paips. Tai va, tam kartui gal tiek būtų.